Na dabar esame mes prie skulptūros, kuri yra pirma Europos parko skulptūra. Ir čia buvo, reiškia, tai buvo mano paties kursinis darbas. Aš tiesiog norėjau sukurti tokį gabalėlį Europos centro. Tai čia, matot, toks kaip išpjautas gabalėlis ir čia yra tas taškas, tai yra Europos centras ir kampai orientuoti į 4 pasaulio šalis. O mūsų Europos parko logotipas tai yra būtent šitos skulptūros eskizas, toks pieštukų buvo nupaišytas mano, kaip jis turėtų atrodyti, ir po to tiesiog nuskanavom ir jį naudojom būtent tos pirmos skulptūros atvaizdą. Tai jinai čia pastatyta 91 metais. Tai Europos parke yra beveik 150 meno kūrinių, meninis kraštovaizdis 55 hektarai. Ir tarp tų kūrinių, kurie yra pastatyti Europos parke, mes turime garsiausių pasaulio kūrėjų darbus, kurie vėlgi yra jų kūrybos kontekste yra ir vieni didžiausių ir sudėtingiausių darbų. Tai tarkim, garsiausio minimalisto Solavito mes turim didžiulį kūrinį, Deniso Oppenheimo, vienas už manęs kūrinys, kitas kitoje vietoje, tiesiog keletą darbų. Taip pat yra ir Magdalenos Abokanovič keli darbai, kur visų laikų garsiausia Lenkijos menininkė, Beverly Pepper, Alešo Veselį, čekų menininkų. Tiesiog yra ne vienas ir gana nemažai įdomių labai darbų, kurie yra unikalūs, kurie yra tik tai čia ir žmonės, norėdami juos pamatyti, tiesiog keliauja į Lietuvą ir važiuoja į Europos parką. Denisas Oppenheimas, jisai laikomas kelių srovių atstovų, pradininkų. Tai yra ir žemės meno jisai pradininkų, ir ypatingai jisai, kaip sakyt, pristatomas kaip konceptualizmo vienas iš ryškiausių atstovų. Tai reiškia, kad pati idėja jo darbuose yra svarbesnė už išraiškos formą, galbūt taip galim būtų pasakyti. Ir Krėslas baseinas, tai šitas kūrinys taip vadinasi tiesiog, tai jisai galbūt mums buvo svarbus tai, kad tai buvo pirmas kūrinys, dėl kurio mes susitarėm su tokio kalibro, su vienu garsiausių tuo metu kūrėjų. Tai buvo 1996 metai, kada šitas kūrinys buvo pastatytas Europos parke. O šiaip tai žmonės klausia, kodėl ten yra vandens, kodėl jis toks šlapias. Tiesiog Denis Oppenheimas neatskleidė idėjos, čia kiekvienam tiesiog paliekama pačiam spręsti, kodėl taip ir ne kitaip, kodėl tie porą tonų vandens yra šitam kūrinyje. Mes dabar esame prie garsiausios Lenkijos menininkės Magdalenos Abokanovič darbo, kuris vadinasi Neatpažinto augimo erdvė. Tai čia vėlgi jos kūrybos kontekste šis darbas yra labai unikalus, toks išskirtinis, nieko panašaus nėra. Ir čia neseniai Lenkai režisieriai kūrė tokį filmą apie Abokanovič ir irgi apkeliavę visus jos darbus pasaulyje, kurie yra, ir jie sako, čia vienas iš 2 jos geriausių darbų, ką mes esam radę. Tai vienas yra jos Izraelio Rausodė, reiškia, ir kitas yra čia. Bet sako, šitas ko gero stipriausias. Tai kartais tokie unikalūs dalykai būna sukuriami ir juos galima rasti tik tai čia, bet ir niekur kitur. Tai reikia važiuoti į Lietuvą, reikia važiuoti į Europos parką. Jo, jinai iš tiesų šiek tiek paaiškino, kad čia galėtų būti ir šieno stirtos ir kažkokie tai augalai besiskleidžiantys, pumpurai. Tiesiog ir kartu ten tiesiog daug sluoksnių. Ir jinai sako, čia ir politinis gali būti aspektas, ir ką aš norėčiau pasakyti, ir kiti dalykai, tiesiog toks daugias sluoksnis. Tai ir tas pats pavadinimas tikriausiai susufleruoja, kad tai yra Neatpažinto augimo erdvė. Šitas mano kūrinys vadinasi Vieta. Tai yra apie vietą. Matot, tie žymintis tokie tarsi kampai, tarsi formalus tokios vietos pažymėjimas. Ir toliau yra akmenys, tokie punktyras akmenų, kurie atidalina nuo tos vietos kitas vietas. Ir taip pat aplink yra vanduo, kuris irgi skiria
skiria tam tikras vietas. Tai, vieta vienas iš esminių sąvokų tikriausiai. Kiekvienas turime tam tikrą vietą. Tai yra didžiausia pasaulyje skulptūra iš televizorių, pripažinta Gineso rekordų agentūros. Jos istorija yra tokia. LNK televizija, mes kartu su LNK televizija tiesiog pakvietėm žmonės atiduoti savo seną televizorių Europai. Tiesiog buvo manoma, kad žmonės atveš ten keliasdešimtis galbūt televizorių senų, sovietinių, kurie transliavo tą, reiškia, propagandą. Ir jau bus sėkmingas tas projektas, bet visuomenė buvo tikrai labai aktyvi, įsijungė ir buvo suvežta virš 3000 senų televizorių. Tai įsivaizduokit, čia Europos parkas taip jau apkrautas televizoriais ir ten kiti sako, čia užterš erdvę, čia vėl kažkas, tai, žodžiu, didelė problema, ką daryti. Ir tada, iš pradžių buvau sugalvojęs tokį infokubą pastatyti, bet ten paaiškėjo, kad irgi tiesiog labai brangus tos konstrukcijos, kad atlaikytų 150 tonų svorį. Tiesiog po to man gimė tokia idėja, kad statyti skulptūrą, kuri plėstųsi į pagal horizontą tiesiog ir idėja tos skulptūros yra tokia, kad parodyti sovietinės ideologijos absurdą, nes šitie televizoriai per juos visuomenė buvo skleidžiama propaganda tiesiog ir dabar ta skulptūra buvo pastatyta iš tų 3000 daugiau televizorių, tokia kaip labirintas, kaip įeini per šaknis, po to eini kamienų, bet tiesiog niekur negali pasukti, iš abiejų pusių, reiškia, tie televizorių ekranai, tau yra viskas nurodoma, kur tu gali eiti, kitur nepaisi ir tiesiog tas toks ekranų spaudimas tos tokios, tos ideologijos, kuri transliuota. Ir tiesiog taip gavosi, kad iš pradžių ta skulptūra buvo biskį kitokia, tiesiog medinės konstrukcijos, atvykdavo daug moksleivių ir ten naktį vėlgi atvykdavo ieškoti tų detalių atsarginių visokių, tiesiog buvo labai daug visokių įvykių ir ta skulptūra buvo labai stipriai apgadinė. O kiek vėliau mes dalį tos skulptūros atstatėm iš patvarių medžiagų ir tokius jau uždengėm tuos, ne vien polietileno, bet tiesiog uždengėm tvirtą medžiagą, tiesiog, kad jau dabar jinai tokia yra ir patvari, ir tvari. Dabar mes esame prie vieno iš mano darbų, tai yra pamatai langas, iš viršaus, jeigu žiūrėsite, tai bus langas, o šiaip kartu jie yra pamatai. Tai čia, tokia idėja, kuri man kažkaip eskizuose visą laiką kažkaip atsirasdavo tokios formos, bet kadangi aš jas stengiuosi visą laiką abstrahuoti, minimalizuoti iki maksimumo, kiek tai yra įmanoma, tiesiog iš to lango, iš tų pamatų tiesiog gavosi tokia punktyrinė linija, kurią labiau jūs galite matyti tiesiog iš viršaus. Ir tiesiog tai yra apie vaikystę, apie langą, apie tos pamatus, apie tos esminius dalykus, be kurių nebūtų tikriausiai ir paties Europos parkų. Ir kada pradėjau kurti Europos parką, tiesiog niekas tos idėjos nežinojo. Ir vienas iš to, ką mes tikriausiai pasiekėm, įvyko toks tam tikras žmonių mąstymo lūžis. Tiesiog dabar kiekvienas žmogus, tikriausiai dauguma žmonių tiesiog įsitikinę, kad mes tikrai esame Europos geografinis centras. O tuo metu tai buvo visiškai nauja. Ir aš prisimenu, kada atvyko viena iš pirmųjų ten vokiečių televizija ARD ir žurnalistai, jiem buvo iš tiesų labai atrodė gal ta idėja tokia utopinė ir jie čia filmavo aplinkui, kaip vargingai žmonės gyvena, kaip ten su tais paršiukais beveik ir visa kita. Ir tiesiog ir čia klausė mane, aš čia toks studentas, pasakoju, kaip čia aš kviesiuosi menininkus iš įvairių pasaulio šalių, kaip čia sukursiu tokį Europos parką su ta Europos centro idėja. Ir kas yra įdomu, po 14 metų vėlgi atvyko jau
tie patys žurnalistai sako, na mes tada, sako, netikėjome ir čia norėjom tokią kaip idėją fix galbūt pateikti vokiečių publikai. Na, dabar žiūrime jau, jūs čia tas objektas rimtas ir kaip sakyt, gyvena ir viskas tas įvyko. Tai vat kartais būna tokie dalykai, tiesiog netgi ir užsifiksuoja vaizdo įrašė ir po daugelio metų įdomu tiesiog tai pamatyti. Tai